Procesas vyksta, vadinasi, degimas žemėse. Kodėl? Reiškia, pati kamera 60, 60 ant 60. Toliau eina šiltinimo sluoksnis, kad karštis neišeitų. Žemiau kameros yra malkos, pakura, dedamas malkos, dangtis, kaminas, pradedam kaitinti. Po truputį. Kol pasiekia 400 laipsnių, iš lėto kūrenama, kad išeitų drėgmė visiškai. Vadinasi, konstitucinė drėgmė išeina. Tada galima pradėti degti jau stipriai, intensyviai. Tai maždaug per 6 valandas pakeliama temperatūra iki 1000 laipsnių. Malkom. Tik elektra čia netinka, pečius visai kitoks. Žemėse. Kai pakyla temperatūra iki 1000, kaminas uždengiamas kažkokiu tai kalpoku ir užpilama žemė tą vietą. Į pakurą metasi beržo tošis, smalėkai, spygliuočių, kur daugiau sakų. Toliau kankorėžių, galima tujas nupjautas, visa kas duoda to dirvos. Daugiausia dirvos duoda beržo tošis. Susimeta viskas, užsidengia dangtis, užsipila žemės ir aplinkui pusę valandos vaikštom, kad dūmas neišeitų. Kai tik tai eina, iš karto žemė. Nes viduj gaunasi padidintas slėgis. Toliau prasideda procesas aušti. Visa šitą, kas įmesta paskutinė porcija, ten rūksta. Rūksta grinai. Ir atšalant, visas tas, kas rūksta, susigeria į lūkštą. Jeigu perlaužti ir pažiūrėti su mikroskopu, tai molis yra korėtas, kaip plyta. Tai plyta jinai drėksta, jinai, kaip sakyti, įmirksta. O dūmas uždaro molio poras iš visų pusių ir nereikia jokių glazūrų, lakų ir taip toliau. Viskas, paskaita baigėsi, galime. Ačiū labai. Laiko. Nu tikrai. Ir po kai ataušta po paros laiko viską atkasi, žemės, Dar dar šilti būna. Ir tada traukia. Man nereikėtų. Mačiau, jūs parodėt, man neberandu dabar kur su Kaunu. Su Kaunu neturiu. Aha, su medinuku, ne? Va, nu toks jo, tokiam didesniam Su ramentu. Visai gerai ir dovanom labai netgi jūsų. Kam nors padovanoti, kam nors. O čia ir dažyti, Čia yra po glazūriniai dažai. Keramikos dedasi šaltu būdu. Kaunas. Aha. Tai va, kaip šitą noriu. Sultonė. Geras. Va, tas tikrai. Tas labai geras. Bet ir molis išlaika šilumą. Nu, kol geri ilgai, tai neterų. Bet geriau, mes, dabar mada porcelianinio eiti. Ir dar su to 2 stiklų viduj oras. Bet jie kainuoja ten po 30 eurų tas puodelis, vien tik tai. Ten termosinio tipo. Jo. Ir baisu net jį liesti, jisai atrodo porcelianas, kaip pas mum tarybiniais laikais jie lūždavo tos puodeliai. Tai gerai, va tas, čia 13, ten 4, ne? Jo, šitas 4, puodelis 15, jeigu imsit. Aha. Panevėžys. Aukštaitija, sostinė. Žino. O įdėsiu
pas mane toksai 4 kanalai, ten vienas žaidybinis, ten vienas lietuviškas, bet aš įdėsiu tikriausiai į tą tokį, kuris už taiką, už gėrį, už meilę ir prieš karą. Pas mane toks politinis, kur aš diskusijas vedu su tais blogiečiais. Aš tam mačiau. Ir tikriausiai, ir man Delfi kviečia dabar, sako, ateikit, atvažiuokit, korespondentas, tas aš dar blaškus, dar nežinau. Pas mane vadinasi Ruletka 003. Aš ten su raudona kepurė. Labas. Aišku. Aš galvoju, kur aš tą balsą girdėjęs. Nu, kaip pažįstamas balsas. Žiūriu į veidą, nu, ne... Lyg tai. Tas Vos pamyšęs. tik kiekvieną vakarą. Tai va, aš įdėsiu, tarp kitko, Su tuo iš Visagino ten biškį taip apsikapoji. su to tigriuku. Ne. Eugenijus, jo, tas tigriukas. Tarp kitko, pats juokingiausias blogeriai, lietuvių blogeriai. Ten šorcas įdėtas gal 2 minučių, jisai labai bus juokingas. Pradžioje aš ten pasportuoju, o po to paminiu Albertą, Aleksui ir po to pačiam gale sakau, nu ir linkėjimai šitam tigriukui kačiukui, kuris vaizduoja, kad jisai tigris pribaltas, sakau, nu gerai, būk baltas. Tai va, viskas čia atsiskaita. Ausinė pastoviai. Čia internetas ir ukrainiečių labai daug žiūriu. Aha. Seku įvykius nuo 13 metų, ne šiaip. Wow. Tai va. Aš pradėjau kažkaip domėtis, ta Ukraina man įdomi buvo nuo to, kada jie ten protestuoti pradėjo prieš tą 13 gale. Va. Mano darbas. Metai po Kalantos. Kalanta žino, ko čia va. Žinau. Tai va, aš būčiau, jeigu būčiau Kaune, tai turbūt mano kalą kur nors Sibirė vadinasi. Nes būčiau čia. Gavosi taip, kad teko 70 metais papulti čia į Rusius ir turėjau sprukti kariuomenę. Tai gerai. Facebooką įvedat juodoji keramika Juodoji keramika, aha. ir ant mūsų feisavo šitas kodas. Supратau. Gerai. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Конечно же, еще спасибо за лайки, комментарии, подписки. Жду вас в следующем видео. Пока.